Dieną visiems ir pirmiausia, ką noriu padaryti, pirmiausiai noriu pasiūlyti pasižiūrėti vidosiką, bet kokį tik tokį aptikau. Norėjau pasidalinti iš karto, aš jį persidalinti, bet kažkaip tai pagalvojau, kad būtų gerai ir mano komentaras šioje vietoje. Taigi, va šitą video noriu pasiūlyti pasižiūrėti. Atsisukti reikia nuo pradžių ir pasižiūrim. Apie automobilius, mačiau tos moteris su tatuiruotė, kaip sutarim. Ja vadinti. Ką apie automobilius, kad ten, aš tik nesupratau, ką net ten turėjau minėti, kad tu ten, kad su tais automobiliais, kas paskui gaudomi rekrūtai į Ukrainos kariuomenę, ar kad... Čia vėlgi yra žmonės, čia gal gerai, aš papasakosiu, kontekstą bus aiškiau. Tarsi yra Rusijos FSB sukurtas naratyvas, irgi psichologinė operacija, kuri... Šito vietoj, Šarūnai, norėčiau tavęs paklausti. Tai tavo teigiami faktai, ar tai tik tavo nuomonė? Nes jeigu tik tavo nuomonė, tai jinai praktiškai reiškia tiek pat, kiek mano, ar ne? O jeigu teigiami faktai, tai tada norėčiau, kad tu juos pagrįstum tos faktus įrodymais. Iš kur tu žinai, kad yra Rusijos ir iš kur tu žinai, kad sukurta? Būtų fainai įrodymų. Ar tu tik tai taip galvoji, o gal čia tik tai balsai tavo galvoje taip liepia sakyti? Žiūrim toliau. Orientuota į Ukrainos gyventojus. Tai reiškia, Ukrainos gyventojai pakankamai kariuomenė pasitikė ir ją palaiko. Ir yra parama iš pačių gyventojų, ir tenais tie vietos gyventojai, kur kariniai veiksmai, jie ten ir maitina kareivius ir padeda, apnakvindina namus, atidavinė mašinas, atidavinė ir taip toliau. Tai reiškia... Čia, Šarūnai, aš norėčiau paklausti tavęs. Ne vienas tralistas, kuris vežė tas mašinas ir pradžioje karo, ir dar ir dabar, yra pasakos tokių istorijų, kaip nuvažiavę į Ukrainą, nukrovinėja tas mašinas į aikšteles, kuriuose tos mašinos yra iš karto pardavinėjamos. Tiemgi pačiams ukrainiečiams. Galbūt ne ukrainiečiams, galbūt tie, kurie nuperka tas mašinas, varo jas gilin į Rusiją, į Baltarusiją galbūt veža ir tada į Rusiją. Čia jau, sakykime, palikim spėlionėms. Bet tokių pasakymų, jog tas mašinas, kurios iš Lietuvos surinktos nuvežamos ir ale parama Ukrainai, aukos Ukrainai, jos tenais pardavinėjamos. O tu dabar sakai, kad ukrainiečiai patys atidavinėja savo mašinas. Norėčiau irgi įrodymų šito dalyko. Kažkaip tai žmonių realių, kurios visi pažįsta ir žinomi žmonės, ar sakykime ir paprasti tie žmonės, faktų, kada jie atiduoda savo mašiną ir jinai išvažiuoja iš jų kiemų pasiema. Ne lietuvių šou, bet ukrainiečių Ukrainoje, su ukrainietiškais numeriais. Kad jos yra kaip ir karo metu, Lietuvoje karo metu, jeigu karo padėties metu gali būti rekvizuojamos, ar kaip čia pasakyti, paimamos valstybės naudai iš žmonių, tai taip, bet kad patys žmonės atidavinėtų, reiktų įrodymų. Drąsu taip kalbėti iš tikrųjų. Gerai, žiūrim toliau, ką čia Šarūnas pasakoja apie šitus bairius. Visuomenės palaikymas kariuomenėje buvo pakankamai aukštas ir vienas iš Rusijos psichologinių operacijų tikslų buvo sumažinti visuomenės palaikymą kariuomeniai. Tam buvo pasitelkta priemonė supriešinti. Reiškia, tie žmonės, kurie yra šaukiami į kariuomenę, kurie vengia tarnybos, natūralu, kad jie gauna įspėjimo lapelius, jie gauna nuobaudas ir taip ir panašiai. Paskui prieinama tas momentas, kaip ir bet kokį nusikaltėlį, kažkurio momentu jį reikia sulaikyti. Ir Ukrainoje buvo keli tokie atvejai, kad tie žmonės, kurie vengia tarnybos, jie buvo sulaikomi tiesiog gatvėje. Žinojo, kurie gyvena, žino, kurie eina, iš namų ištraukti negali pagal įstatymus Ukrainoje. Tai reiškia, atvažiuoja prie namų, laukia, kol jisai išeis. Šarūnai, meluoji, Šarūnai. Yra ne vienas video, kuriame aiškiai matosi, kad įsiveržia į namus ir iš namų išlupa. Net yra video apie tai, kaip atvažiuoja iš namų išlupa vaiką, sūnų, kaip čia pasakyti. Ir tėvą, kuris jį šoka ginti, nušauna laiptinėje. Nes jau būtų išvilktas būna sūnus, tėvas dar bando ginti, kad ir laiptinėje, tada jį nušauna su automatu, su kalašu. Tai kaip čia taip? Negali į namus veržtis. Šarūnai, meluoji, norėčiau įrodymų šito dalyko. Manau, kad kalbi tam, kad kalbėti ir kvailinim dezinformuoji Lietuvos žmonės. Tyčia tai darai. Žiūrim toliau. Gatvę, tą nusikaltėlį čiumpa
ir veža. Nu, ir ten buvo keli tokie atvejai nufilmuoti. Ir tada buvo sukurta legenda apie tai, kad Ukrainoje yra ta TCK, vadindamas, karinis komisariatai, komplektavimo tarnyba, kad neva jie tai medžioja, gaudo žmonės, vagia, grobia, veža kažkur ten. Ir jie antiek yra skurdžiai, kad jie neturi automobilių ir laukia, kol Šarūnas jiems iš Lietuvos atveš automobilius, teisingai suprantu. Tai va, tai viename iš tų video kelių nufilmuotų, ar gal dviejose, yra matomi, kad tie karinio komisariato personalas naudojasi automobiliais, kurie yra su lietuviškais valstybiniais numeriais. Šarūnai, tu čia dabar nori pasakyti, kad nėra Ukrainoje TCK? Meluoji, Šarūnai, yra. Yra TCK ir tų video yra begalės. Begalės lenda jau tų nufilmuotos medžiagos kaip įrodymų, kaip elgėsi TCK. Ir vienas iš tų dalykų, kad TCK ne tik tai, kad jau gaudo to žmonės ir akivaizdžiai, bet jau yra ir video, kaip patys žmonės muša tos TCK-šnikus, kaip juos šaudo, kaip moteris nuėjus susisprogdina prie jų, galimai už pavoktą savo vyrą ar sūnų pagrobtą, ir kaip jie elgėsi su tais paimtais pagrobtais iš gatvių, sakykim, žmonėmis, kuriuos per prievartą kiša į frontą. Ir kyla štai kur klausimas, kodėl tu meluoji, jog to nėra. Tai yra vienas dalykas bauda, o kitas dalykas yra nepagarbus ir orumą bei žmogiškumą žeminantis elgesys su žmonėmis, kurį net draudžia ir karas. Karo įstatymai draudžia šitą dalyką. Tai kaip čia, Šarūnai, taip yra, bandai pateisinti ir pameluoti, kad to nėra, bet tai pilna video apie tai, kaip yra. Dabar dėl tų lietuviškų mašinų. Tai kodėl lietuviškos mašinos dalyvauja tame? Kodėl atsisakai pasakyti, kam jos priklauso tos mašinos? Oi, Šarūnai, žiūrim toliau. Tie automobiliai gali būti buvo nupirkti iki karo. Ta prasme, daugybė automobilių iš Lietuvos važiuodavo autovežiais neįsivaizduojamais kiekiais į Ukrainą. Buvo Ukrainoje tokia įstatymo spraga, kad buvo galima ten neperegistruoti, kad nemokėt muitų, važinės tais lietuviškais numeriais. Ok, žiūrim toliau ir dabar aš apie tos lietuviškus numerius, Šarūnai, to papasakosiu. Visi žinom, kaip buvo. Ir tai ne tik buvo Ukrainos spraga, bet ir Lietuvoje. Tai dabar tu man pasakyk, kur yra problema, kad negalima išsiaiškinti, kam tie automobiliai realiai priklauso. Jeigu jie yra nupirkti ir išvežti, reiškia, jie bus registroje atsispindės duomenys, kas jų savininkas. Tai bus ne lietuviai. Jeigu jie nupirkti ukrainiečių ir išvežti į Ukrainą ir važinėja su lietuviškais numeriais, kaip kad tu čia bandai pateikti. Ok, bet jeigu jie yra registruoti Lietuvoje, vadinasi, jie yra dar registruoti ir turi Lietuvos gyventoją kaip savininką, sakykim, nes kitu atveju kažkaip tai nesigautų. Kaip čia dabar, Šarūnai, gaunasi? Sunku paimti iš registros išrašus apie tos automobilius, bent apie tos 3 numerius, apie kurie buvo matomi, kam jie priklauso ir kam priklausė tuo laiku, kada tai buvo užfiksuota. Ne po metų, kam priklausys, ar nuo šiandien, kam jau jie priklausys, bet atsiprašau, tuo laiku, kada tai buvo užfiksuota. Gerai, nežinai, kada tai buvo užfiksuota, tvarkoj tuo metu, kada buvo paviešinta, Oli, kada paviešino tos numerius. Paimam, išaiškinam, kam priklauso tie automobiliai. O dabar galiu pasakyti, tai nėra sudėtinga registroje užprašyti pažymą apie tos automobilius. Tu kaip viešas asmo, kaip toks visuomenininkas ir Ukrainos rėmėjas, paimi, užprašai, galiausiai kreiptis reikia į teisėsaugą. Ir teisėsauga gali užprašyti tokią pažymą ir ta prasme tada ir tai bus kaip įrodymas, jog jie ta prasme tikrai išvežti į Ukrainą, jie nepriklauso nei vienam lietuviui, nei vienam Lietuvoje veikiančiui fondui ar įmoniai. Jie, ukrainiečiai, jos išsivežė tos automobilius. Dabar toliau, dėl ko tu to nenori daryti? Dėl ko tu nenori sakyti, kad šitų įrodymų pateikti? Todėl, kad galimai, aš kaip ir sakau, kas galėtų paneigti, ir tu, Šarūnai, tikriausiai irgi sutiksi, nes tu praktiškai esi tų pačių metų, jaunesnis šiek tiek metais laiko, kas nieko nereiškia ten ar 2. Tu žinai visas tas schemas, kaip buvo daroma ir kaip viskas veikia. Ir jo labiau kaip dabar veikia. Ir kam vaizduoti tokį nekaltą avinėlį. Juk tu, pavyzdžiui, nuperki automobilį. Bet dabar, pavyzdžiui, tu savo automobilį pardavinėjai. Kodėl neaukoji jo į Ukrainą? Kodėl tu jį pardavinėjai per Autopliusą?
Todėl, kad visi kiti gali aukoti, o tu negali, ar ne? Tau tai tavo automobilis yra turtas. O aš tau galiu pasakyti, tu jį pardavinėjai, kaip ir visi kiti pardavinėjai. Tik tai tiek, kad už tas babkes, ta prasme, tu žmonės monį, taip galbūt pasakyčiau. Paimi iš žmogaus automobilį, kuris aukoja Ukrainai, bet kartu ir parašai pirkimo pardavimo sutartį. Ir parašai ten 1000 ar 500 eurų, neturi reikšmės. Esmė ne tai, kiek parašai ant sutarties, bet esmė, kaip paskiau ta pinigų suma būna apmokama. Ta pinigų suma būna apmokama iš fondo, kuriame aukojami pinigai, renkamos piniginės lėšos paramai Ukrainai. Ir kam jinai apmokama, jeigu žmogus dovanojo, tu su juo pasirašai pirkimo pardavimo sutartį ir kam tu tos pinigus perduodi tam žmogui? Negi, tam žmogui tu neperduodi. Bet vat čia vat irgi būtų iš regitros labai įdomus tokie duomenys. Kam priklauso tie automobiliai, kuriuos tu veži? Kam? Fondui? Ar Šarūnui Jasiukevičiui? Ar dar kažkam tai tavo artimiesiams, kaip čia pasakyti? Ir ar jie yra įsigyti pirkimo pardavimo sutartim, ar yra aukojimo faktas, atidavimo faktas? Va čia va vėlgi mes, Šarūnai, atsidurėm prie tokios temos, kuri tau labai nepatogi, bet įrodymai labai tave reabilituotų. Jeigu tai yra, sakykime, va tai, ką aš čia šneku, yra nesąmonės ir aš čia išsigalvoju ir taip negali būti, tai paimk, pateik iš regitros į išrašus ir visiems bus aišku, kad čia mes visi, žinai, dabar maždaug gaunasi taip. Tu kalbi, bet tavo žodžiai nieko nepagrysti. Jie pagrysti pavėrminė naslava, va taip jie pagrysti. Tai, ne, Šarūnai, taip nebus. Aš taim, pavyzdžiui, netikiu. Ir kodėl aš turėčiau tavim tikėti, kada tu vaikštai per dienraščius, per spaudos visuomenės informavimo šaltinius, per kanalus visokius ir skleidi melą ir dezinformaciją ir tuo dar kaltini kitus. Kad kiti, aš tau pasakysiu vieną skirtumą. Aš nevaikštau per visas, nei vienas dienraštis apie mane nerašė, mano pozicijos, tavo pozicija visur parašyta. Vadinasi, dienraščiai rašo tik tavo poziciją, kuri mano manimu yra melas ir nepagrįsta jokiais įrodymais tavo pozicija. Tik tai kalbom, Mol, aš džentelmenas, manim reikia tikėti. Tai aš netikiu džentelmenais. Ir ką tu man dabar? Ir dabar aš turiu dėl to savo nuomonę, nes tavo atsakymų nėra iš šios klausimus, kurie iškeliami. Kodėl nėra iš regitros išrašų apie tai, kam priklauso tie automobiliai, kas juos išvežė, ar jie išvežti, ar jie vis dėlto dar registruoti Lietuvoje, kieno vardu jie registruoti tie automobiliai Lietuvoje. Mes ateiname iki tokios vietos, kur nereikia jau melo. Kodėl tu savo automobilį pardavinėjai, o ne veži į Ukrainą? Oi, istorinis. O pasakyk man bent vieną įstatymą, kuris draudžia istoriniams automobiliams būti paaukotiems Ukrainai arba išvežtiems į frontą. Aš kažkaip nežinau tokių įstatymų, Šarūnai. Nežinau nei Lietuvoje, nei Ukrainoje. Taip kad tu čia man makaronų ant ausų nekabink, o pateik įrodymus. Jeigu tokių įrodymų nėra, pasiaiškink kažkaip tai, nes šitie pasiaiškinimai tai yra tufta. Burbulas, melas ir dezinformacija. Ir beje, tą tu darai per visuomenės informavimo šaltinius, kas jau yra tyčinis dezinformacijos skleidimas su tikslu apkvailinti visuomenę, kad galima būtų ją manipuliuoti. Ašgi skirtingai nuo tavęs niekur nekišu savo nuomonės į jokius televizijos kanalus ar internetinių televizijų kanalus, ar ten kažkieno tai blogerių, ar kaip Malinausko, ar štai kur ten dar kažkur tai. Aš jos nekišu šitos savo nuomonės. O beje, mano tenais nuomonė yra nepageidaujama, kaip vatniko, beje, pasak tavęs irgi. Tai kaip čia taip, Šarūnai, gaunasi? Papasakok visą šitą. Ar tu ant tiek drąsus, kad toks kovotojas Ukrainoje, kad kada tau pradėjo uždavinėti vatnikai klausimus, tu išsigandai ir nubėgai į policiją pasiskūst. Mano adresas viešintas buvo, galėčiau parodyti irgi, mano adresas viešintas buvo, bet neparuošęs dabar. Pas tave buvo mano paviešintas adresas. Kaip ir ta informacija, jog tu rinkai Oli ieškojai adreso. Ir kokie komentarai, aš turiu beje irgi įrašą, kaip juose buvo raginama, ką padaryti tiek man, pavyzdžiui, mano atveju, nes aš už Olį nekalbėsiu, aš kalbėsiu už save, tiek man, kas buvo raginama padaryti, tiek mano vaikam, tiek mano žmonai. Ar tu dabar sakysi, kad viso to nebuvo? Taigi aš turiu ekrano įrašus visus, kad visa tai buvo.
Tai, kad tu išsitriniai postus, tai žinai, kaip sako, įkalčius šalina tas, kuris turi ką slėpti, ar ne, kuris yra kaltas galimai. Tai kodėl tada šalini įkalčius? Ir dabar tu vaizduoji vėl nekaltą avinėlį. Oi, Šarūnai, žiūrėk, kai tavęs aš klausiu, tu neatsakai, ar ne? Kai tu negauni atsakymo, ką tu darai, tu susiformuoji savo atsakymą. Kai man meluoja, man kyla klausimai. Kai aš juos užduodu, jeigu vietoje atsakymų eina toliau melas arba kaltinimai kažkokie tai reiškia, esi kažkur tai prisidirbęs. Ir geriausia tai būtų iš karto paimti ir atsakyti atvirai. O dabar dėl regitros, jeigu tau neišeina regitroje gauti išrašų, tai tu, Šarūnai, sakyk. Man atrodo, Lietuvoje yra tikrai pilietiškų žmonių, kurie tau padės iš regitros gauti išrašus. Kiek ant tavo vardo priklauso automobilių, kiek ant tavo vadovaujamo fondo vardo priklauso automobilių, kokiomis aplinkybėmis jie, ar aukom, ar įsigijimo faktų pagal faktą pirkimo pardavimo įsigyti fondo reikmėms, ar kaip čia pasakyti. Tai pirmin, Šarūnai, kodėl šitų įrodymų nėra? Ot kažkaip toks vidosikas gavosi, nežinau, man tai daug klausimų. Šarūnui tik atsakymų kažkaip tai pritrūksta iš tavęs, iš tavas, Šarūnai, tų atsakymų pritrūksta. Tai tiek, iki.